Хорошо. Tai va, per įvairius regionus čia mes keliavom, apie įvairius skirtingų regionų šokius kalbėjom ir galiausiai atvažiavom į Aukštaitiją. Apie Aukштаитijos традиционный шок šiandien kalba. Сегодня это как раз лекция про этот регион. Танцы этого региона, что тут свойственно. Dabar apie Aukštaitiją iš karto galiu pasakyti, kad šičia buvo labai stipri šokių tradicija. Be galo stipri ta tradicija. Ir buvo antiek populiarų šokių vakarėliai, kad net buvo šokių viršaitis išrinktas, kuris apskritai skaitėsi jaunimo bendruomeniai kaip toks vyriausias asmuo, kuris kartu ir jaunimui vadovaudavo, ir шоку. Тут могу сказать, что самая такая сильная традиция была там. Ну, в Жемайтии тоже, но в Aukštaitijai даже был такой лидер танцев, который был лидер тоже молодежи. Ir tiesa, Aukštaitija yra labai didelė. Jinai ne visai vienoda. Tarkim, galbūt kokiam 19 amžiuje 20 pradžioj buvo daugmaž panašiau. Bet kada čia buvo dalis okupuota, rytinė Aukštaitija, jinai, galima sakyti, užsikonservavo senesnėme istorinėme laikotarpyje, liko tose gatviniuose kaimuose, nes po Lenkų valdžia ten niekas nedarė tokių reformų, kaip pavyzdžiui Lietuvoje. Lietuvoje buvo savanoriams dalinama, reiškia, žemė, kūrėsi vienkiemiai ir pradėjo nykti tie gatviniai kaimai. Ir tai kaip tik veikia irgi tradicijas, ne tik tai šokio, apskritai tradicijas veikia, kada pradėjo gatviniai kaimai skirstytis, žmonės šiek tiek nutolo vieni nuo kitų ir ta bendruomenė, jinai nebuvo tokia tampri kaip anksčiau. Ir archaiškumai visi pradėjo stipriau nykti, kai tuo tarpu rytų Lietuvoje labai daug архаичных далеко ilgiau išliko. Если коротко, восточная Aukštaitija это как раз было оккупировано Польшей, и там остались эти уличные деревни, и там остались общины, и больше сохранилось архаических вещей. Так. Na dabar galbūt aš pirmiausia pakalbėsiu apie tą seniausią sluoksnį, apie apeiginius dalykus, nes juose daugiausia tų labai senų, net niekas negali nustatyti, kokio amžiaus tie reiškiniai, kada jie atsirado, yra kai kurie tikrai baisiai seni. Ar galit patikėti, kad kaip tik Biržų krašte 1939 metais dar šokdavo per laidotuvės? Įsivaizduokit, prieš pat karą, antrą pasaulinę, reiškia, buvo dar, ir tai buvo galbūt ne per kiekvienas laidotuvės, tam aprašė ir akcentuojama, kad kai mirdavo mažas vaikas. Tai tada, tas tikėjimas, kad jisai dar neprisidarė nuodėmių, jisai kaip tik sunkus čia gyvenimas, jisai tiesiai eis į dangų pas dievulių, ir žodžiu, tada samdydavo muzikantus ir šokdavo paprasčiausias polkas. Po visų tų laidotuvių, nors ir aišku, ir ašarų buvo, ir raudų buvo, visko buvo, bet užbaigdavo šokis. Bet čia senas tikėjimo pėdsakai, reiškia, iš tikrųjų tai yra dar tos reinkarnacijos tikėjimo pėdsakai, kad reiškia, iš tikrųjų nereikia stabdyti su savo raudom, tai yra tikrai ne pabaiga. Ta siela ir toliau gyvena, jinai eina savo ratu ir galbūt jinai sugrįš, senelių vardus, pavyzdžiui, duoda vaikams, kad tai vat ir tas buvo dar išlikę. Tiesa, kas įdomiausia, tai buvo ir Skuodo krašte, yra tiksliai nepasakyta kelintais metais, bet irgi toks dedukas pasakoja, kad ten būdavo per laidotuvę šokama ir galima pastebėti, kad tas šokis per laidotuvės, jisai prie Latvijos ilgiausiai išliko. Galbūt tai yra ir pačioj Latvijoje, arčiau Lietuvos irgi yra užfiksuota gana ilgą laiką tie šokiai per laidotuvės, tai yra susijęs su tuo, kad tai ne katalikai buvo šičia. Čia buvo protestantai. Ir labai stipriai atsiskyrusios buvo tradicijos, kas iš seniau, tarsi gal ir pasaulėžiūra, bet jie neprašino galvos, ar čia pasaulėžiūra, ar ne, čia mūsų tradicijos. Ir atskirta nuo bažnyčios, tarsi visų tų papročių.
papročių buvo skirtingai negu, pavyzdžiui, kitur Lietuvoje, kur было католики. Я говорю, что в этом крае, я знаю последние известия, что призывали на похорона. Даже 39-м перед войной. Aišku, nebebuvo kažkokių specialių šokių, polkutės buvo paprasčiausiai. Kaip ir Karpatos, aš irgi, sako, visai neseniai sovietmečių dar šokdavo. Vienintelį šokį iš krikštynų tikslų aiškiai aprašyta, kaip tik irgi turime būtent iš Aukštaitijos. Nes su vaikais mažais irgi kažkas panašaus atsitiko kaip ir su mirusiais. Seniau būta daugiau apeigų, labiau buvo švenčiama, reiškia, krikštynos būdavo daromos su šokiais. Tiesa, ten netgi pagrindiniai dalyviai irgi ne bet kas, o būtent moteris buvo pačios svarbiausios ir tas šokis yra būtent moterų užrašytas ir yra Rasodėlė. Dainuoja kumas ėjo per kryčią, kumas ėjo, Rasoda, rasoda, rasodėla, rasoda. Kažkas tai tokio panašaus ir netgi su sutartinė yra labai daug panašių dalykų, yra variantai kaip sutartinės, čiutyta, čiutyta, ten yra tokie priedainiai. Ir tas tekstas, jisai labai susijęs kaip ir per krikštynas, ir per vestuves. Net didžiausios davatkos jos pradėdavo blevizgas visokias dainuoti, apie tokius tarsi kumas kuma primygo, Rasodėla išdygo, kumas kuma bučiavo, Rasodėla lapavo, žodžiu, tokie biški obsceniški dalykėliai ir tai buvo kaip ir vestuvėse, tai manoma, kad iš tikro tai buvo specialiai daroma, kad būtų vaisingi jaunieji, kad tai ne paskutinis vaikas būtų, kad ir paskui daugiau tų vaikų atsirastų. Tai ir per krikštynas, ir per vestuvės, net sakau, didžiausios davatkos ir jos irgi tokius tekstus mėgdavo dainuoti. Ir tas šokis toks įdomus, ten eina moteriškės porom, viena paskui kitą yra prašyta va šito žalioj knygutį. Tas šokis kaip pasikrypuodamos ir paskui prisitraukdamos ir pasikeisdamos vietomis. Toks įdomus šokis. Единственный танец крестин, такой связанный с этим ритуалом, именно из этого региона. Да. Dabar vestuvių, aišku, be galo kitos senoviškos vestuvės buvo įdomios. Žmonės prie stalų tikrai nesėdėdavo tiek daug kaip šiais laikais. Ištisai būdavo daug visokių veiksmų ir daug labai šokių. Ir čia irgi buvo kaip ir visoje Lietuvoje, šokiai neprasidėdavo bilia kaip, o kažkaip turėdavo pradėti apeiginiai asmenys. Tai ir būdavo tas visas ciklas, būdavo išvakarės su visais ten mergvakariais ir per mergvakarį irgi šokdavo Dzūkijoje, tai yra Aukštaitijoje šokdavo, kaip pavyzdžiui Dzūkijoje, kai kur jau ten tų šokių beveik nebebuvo, ten labiau graudu buvo. O Aukštaitijoje mėgdavo daryti šokius. Yra vienas iš tokių archaiškiausių dalykų, kad tarkim ta sceninė sadutė, kuri padaryta, jinai iš tikrųjų turi pagrindą mergvakario atsisveikinimo, jos draugių atsisveikinimo su jaunaja. Tai buvo šokis, kada jos iš eilės kiekviena su jo pasisukdavo su gėlėm. Jai duodavo gėlės ir jos kartu apsisukdavo. O padarė tokią didžiausią kompoziciją. Na ir būdavo, kad pradeda šokius tėvai, būdavo tas atsisveikinimas su visais kaimo barnais, jaunoji turėdavo pašokti. Tarsi čia paskutiniai šokiai jos kaime. Tas buvo labai įprasta. Paskui būdavo tokių įdomių dalykų, šluba marti, labai būdingas motyvas, kada jau jaunai atveždavo ir jie vesdavo šokti tą vyro pusę ir visi rėkdavo, kad tada šluba. Jis galėdavo net ir specialiai raišuoti, bet kartais tokių prašymų yra, kad jis visai gerai šoka, vis tiek visi rėkia, kad jinai šluba. Tai ir rėkdavo tol, kol ta neištraukdavo dovanų. Kai jau dovanas ištraukdavo, tai jau gera marti, nebešluba, jau ten šokdina, suka viskas tada gerai. Ir tiesa, dar labai tokie gana archaiški tie visi šokdinimai, netgi vidury dienos, Kupiškio apylinkėse yra prašymai, kad vidury dienos visi su degančiom žvakelėm stovėdavo. Tai čia ne dėl šviesos, o tai buvo apsauga. Ugnis
tarsi apvalo, тарsi вот tas visas ритуал. Это просвадебные танцы, что тут тоже были всякие обрядные танцы, и когда она в своем доме, так были так, как прощальный танцевальный вечер, что с каждым должна была потанцевать, а когда переезжала в дом жениха, там кричали, что она хромая, хотя и хорошо танцевала, но когда подарки получали, все очень хорошее танцевала. В порядке и со свечками. В середине дня вокруг все стояли со свечками. Это были специальные свадебные танцы? Да. Только на свадьбе? Это не специальные, они танцевали уже польку, вальс танцевали. Да. Reiškia, tokių, kad specialių šokių, tai nelabai daug. Vat būtent ta polkutė, kas ir įdomiausia, aš visiems bandau įrodinėti, kai tik tai užsienyje kokias paskaitas skaitau, kad polka iš niekur pas mus neatkeliavo, taip pat kaip į Baltarusiją, niekur polka neatkeliavo, čia viskas buvo. Gal pavadinimą prikabino polka, bet ta polka ne visada buvo. Ir jinai apeigose irgi visada buvo. Va tas trepsėjimas, tripimas, jisai taip kitko irgi turi tą tokį ir apeiginę reikšmę, tas visas toksai stiprus kojomis kalimas, trepsėjimas. Pavyzdžiui, žinau, rytų Lietuvoje, galbūt šiek tiek užkabindavo Aukštaitijos, kažkiek Dzūkijos, stengdavosi ant stalų netgi sulipę, labai garsiai šokdavo, tripdavo, čia irgi turėjo tam tikras reikšmės, arba ant jaunųjų lovos sušokė, jie ten, žodžiu, prieš sugulduvės, reiškia, patikrindavo ar gera lova, tripdavo ten, o net jeigu sulaužydavo, tai jau po visko, reiškia, reiškia, specialiai dar išbandydavo, ir jeigu sulaužo tą lovą, так сказать, я говорю, что было много топания, и вообще это было тоже связано с этим обрядовым мнением, смыслом. Tiesa, dar čia labai šitam krašte įdomus dalykas, kad jaunąją aprišdavo šiaudų kūlių. Ir ją vesdavo visi šoktų, galite įsivaizduoti, kaip atrodo jaunoji, visa tokia aprišta šiaudais. Ir ją taip kratydavo, taip šokdindavo tą polkutę. Ir žiūrėdavo, ar gerai byra, ar negerai byra tie visi šiaudai. Jeigu gerai byra, tai lengvai vaikus gimdys. Jeigu negerai, tai vargšiai reiks padėti stipriai. Танцевали тоже соломой. Обкручивали молодую и танцевали польку с ней. Arba nebūtinai, kad ją pačią, kiti aprašymai, pavyzdžiui, šiaudų patiesdavo ir ant tų šiaudų šokdavo. Čia vėlgi tie šiaudai yra vaisingumas. Ir tai yra, kad jai perduoti tas žemės galės, kuri išaugina duoną, kad ir ta jaunoji būtų tokia vaisinga ir panašiai. Tokių labai archaiškų dalykų yra. Yra ir sutartinės, vestuvinės, šokamosios. Pavyzdžiui, treputė martelė, kas keišiausia, ten neįlinė liusėja, viską jinai su darbais dirbo su linais. Atrodo, kad čia gal prie darbų labiau ta sutartinė. O žmonės sako, per vestuves ir per krikštynas. Vat kaip tik per tada, kada jaunoji, reiškia, tarsi su tais darbais, kodėl čia jai reiktų apie treputę martelę. Pasirodo, tai buvo visas ciklas. Reiškia, toks martavimo periodas. Jisai labai anksti prasidėdavo, kada jau pavirstavo martelė, kada jau visi kreipdavosi mergaitę, kad tu martelė. Bet ypatingai, kada vestuvės, ta martelė, ir jinai kada pagimdo vaiką, tai jau čia tas martavimas pasibaigė. Jau jinai jau viskas, jau ten nebe martelė. Bet dar tarpe būdavo, ją tikrindavo per darbą. Kaip jinai ar moka gerai dirbti, ir ta treputė martelė taip gražiai susiriša. Tiesa, dar ir prišlybose paminėta. Prišlybos, vestuvės, darbai, per darbą patikrina, ar tu gera čia martelė, ir paskui vaiką pagimdo. Ir krikštynose irgi šoka. Dabar, kada jau priimdavo į mergas ir į bernus, tai šokis buvo be galo svarbus Aukštaitijoje. Jeigu sakiau, kad Suvalkijoje, ten ir Dzūkijoje mėgdavo ten berniokus, ten priimant į bernus palupt, pamušt per suolą šokant, arba ten tos žąsinus, kačiukus žaidžiant tenai, kur paskutinį lupą. Tai čia ne, čia būdavo gražiai šokama. Bet tai čia buvo kaip didžiulis išbandymas. Pavyzdžiui, bernas ateina į šokius, jisai turi paskelbę, čia jis
jau bus galbūt bernas, mes jį rašysim, bet jisai viešai pasikviečia, jisai dažniausiai stengdavosi kažką arčiau, ar giminaitę, ar seserį pasikviesti ir prieš visus pašoka. Tada visi nusprendžia, gerai šoka, gerai, tegul būna jaunime, tegul lieka šokas, jeigu blogai šoka lauk, turi dar pasiruošti. Arba dar būdavo, kad specialiai supančiodavo kojas, yra tokių įdomių prašymų, tėvo pantis vadinasi. Ir jeigu jisai net su pančiotom kojom gerai pašoka, tai reiškia, tada galima nukirpti tą pantį ir leisti įšokti. Ir taip pat mergaitės, jeigu jos gerai šokdavo, tai būdavo tokių atvejų, kad netgi jinai nesubrendusi taip fiziologiškai, bet 10 metų mergaitė puikiai šoka ir ją priima į jaunimą, nes jinai puikiai šokėja. Ir tiesa, dar būdavo po tų visų iniciacijų, ten būtinai pakilnojimas, paskelbimas, kad čia jau mūsų naujas bernas arba nauja merga, ir paskui dar visi iš eilės šokdina, reiškia, mergaitę šokdina visi berniokai, o jeigu vyra ten vaikinai įšventina, tai tada visos mergaitės. Va, dabar kalendoriniais visokiais dalykais labai, я говорю, что на инициациях, когда принимали, как вас по-русски, девки уже, ну, там вечеринки, там проверяли по танцу. Как они танцуют? Хорошо, не помню. Да. Dabar kalendorinės, reiškia, labai tikrai turtingas repertuaras kalendorinis, šokinis, žaidybinis, aukštaičių. Va, tarkim, netgi galima sakyti, daug paralelių su dzūkais yra. Yra Advento kalėdų žaidimų, daug tokių panašių, kurie yra ir Dzūkijoje, ir Aukštaitijoje. Tie visi piršimosi, ošvelės visokios. Labas rytas, ošvelą judabro, arba ten netgi kaip ir sutartinės yra judabro, įdabro ir taip toliau. Snaudalė yra toksai žaidimas irgi adventinis su tais fantais. Visokios antelės. Tiesa, ta pati rytų Lietuva nepasidalina, ar tai aukštaičių, ar tai dzūkų. Vat apie švenčionės, apie net iki Ignalinos, reiškia, vieni tyrinėtojai skiria aukštaičiams, kiti dzūkams, nes yra labai daug paralelių, vat ypač tas kampas yra labai daug bendrų dalykų. Ir tiesa, dar čia Aukštaitijoje yra toks įdomus senas reiškinys, aš manyčiau, kad jisai kitur ir išnyko. Gali rasti kitose tautose paralelių. Tarkim, mes visi įsivaizduojam, kad yra kalėdos, tada galbūt kai kur persirengėliai, kaip mes matėm, Suvalkijoje šyvį vedžioja, ir yra Užgavėnės, kur visi aišku apie Žemaitiją pirmiausia galvoja. O Aukštaitijoje tai buvo čigonų jomarkas, kai prasidėdavo nuo kalėdų, taip ir tęsdavosi iki Užgavėnių. Ir tai tie persirengėliai, jie kiekvieną savaitgalį įeidavo per tos kalnius ir kiekvieną savaitgalį ir šokiai būdavo, ir kaulinimai tų visų dovanų ir taip toliau. Ir tas dalykas pasirodo ir Graikijoje, toksai tęstinis laikas nuo kalėdų iki Užgavėnių, kada persirengėliai vaikšto. Bet tiesa, čia tarp ir vestuvių būdavo tas laikas. Ir kartais va, tie persirengėliai apsimeta vestuvininkais ir jie vieni kitus sumaišo, čia tikri ar netikri vestuvininkai. Va. Jurginės, va irgi būtent iš Aukštaitijos yra, kad einam, reikia jurginėtis. Tai ką reiškia jurginėtis? Tai reiškia reikia šokti. Būtinai reiškia per jurginės reikia daryti šokius. Paskui sekminės. Nu, niekur kitur tiek nėra papročių, va, ritagonės, tos piemenų balius, kai ten daro su šokiais ir paskui merginos beganydamos irgi šokius daro, bernai pas jas ateina ir sutartinės yra ritelio, irgi va, iš to laikotarpio tokios išlikusios. Paskui joninės, tai beveik visi dauguma tų ratelių joninių, nors tiesą sakant, man tai kyla įtarimas, kad čia nepriklausomybės laikotarpiu buvo kai kas ir pakurta. Kai kurių tekstų, nes labai vėlyvos tokios melodijos tarsi prikabintos, bet tai, va, tai ką mes dainuojam per joninės, visokius ratelius dažniausiai eina iš šito regiono. Тут еще есть на Advent kalėdų, тоже там игры всякие. Ir dar kas įdomu, drausdavo per Adventą šokti, ne? O vat Aukštaitijoje būdavo tas suporavimo žaidimas, o švelė, ar kaip jį ten vadina, kad ateina bernai, ten taršasi pas motulę, daug dukrelę ir taip toliau, tai kai sudaro poras, paimdavo muzikantas, įsitraukdavo harmoniką ir pagruodavo ir per tą Adventą ir polkote pašokdavo ir kaip niekur nieko. Вот, не только игры играли, но даже иногда заканчивались эти игры танцем.
мне. Хотя костел запрещал это все делать. И потом весной на Юрию тоже бывали танцы очень, на тройку тоже, и на Купалу, Jonines у нас тоже, в этом регионе очень-очень сильно было. Taip, dabar, bet jeigu žiūrėt pagal įvairovę tų šokių, aišku, Aukštaitija visų pirma pasižymi sutartinėmis ir mes galbūt daugumai įsivaizduojat, kad čia yra tik dainuojama, o aš visą knygą išleidau ir yra šokamosios žaidžiamosios sutartinės. Pasirodo, kad jų yra bent jau 1/6 visų užrašymų su nuorodom apie tai, kad buvo šokama. Arba žaidžiama, arba bent jau vaikštama, einama, žodžiu, su kažkokiu dirbama. Darbo metu, reiškia, judesys kažkoks tai buvo. Na ir iš viso, kai palyginti, kad ten melodiškai ta visa ritmika tokia visur yra, ar tai būtų kaip dainuojama užrašyta, ar tai kaip šokama, faktiškai nieko nesiskiria. Gali būti, kad tiesiog nemokėta užrašyti tų šokimo būdų. Arba jau tas laikas buvo, kada jau pradėjo beveik viskas išnykti. Ir jau degradacija, jau tiesiog neužfiksuota pilnavertiškai, kad tai tikrai buvo ne vien tik tai stovint. Kad stovint aš faktiškai beveik neradau. Visą laiką kažkaip tai su judesiu. Tokių faktų, kur paminėta, kas ten vyksta, ar stovi, ar eina, tai kad stovi beveik nėra. Na ir tų sutartinių yra, aišku, tie užrašymai patys tokie seniausi ar kaiškiausi yra būtent iš šito krašto. Tai buvo Sabaliausko laikai, Paliulio laikai, tai yra Niemio laikai, tai buvo 19 pabaiga, 20 pradžia, Paliulis, aišku, ilgiau šiek tiek fiksavo. Būtent čia, nes čia buvo jų gimtinė, Sabaliausko ir Paliulio. Apaščios upė parvažiavo, va čia kaip tik tas Apaščios, visas baseinas, tarsi jų labiau tas kraštas. Bet paskui jau bent mūsų muzikos akademijos archyve yra labai daug iš to vadinamo Švenčiansko krašto, Ignalinsко krašto, ten tos jau kaip parūginės ir jos tiesa galėdavo virsti nebūtinai kaip sutartinė vieta, galėjo kaip pakaitinė, pakaitom arba kaip vienbalsė ir panašiai. Ir tik tai tų aprašymų, sakau, tiek palyginti nedaug, aš čia pabandžiau, suradau 20 būdų, na ir dabar gal kelis parodysiu tiesiog, dabar tik kitą žinau, bet man labiausiai patinka mano šitam priedė, kur yra prie šitos knygos DVD, tai Sadaujos atlikimas, kadangi tai yra, na, jos išmoko, galima sakyti, vadovė bent jau tiesiogiai iš savo mokytojos, jos mama buvo giesmininkė. Ir pamatysite, kad tas žaidybinė, daugiau žaidybinė reiktų vadinti negu šokamąją sutartinę, jinai yra kaip kažkoks tai vaidybinis dalykėlis ten.